Kai pasimatymai eini su visiškai nauju žmogumi, sufeilinti labai lengva. Gali užtekti vieno vienintelio blogo pokšto ir namo po pasimatymo eisi vienus. Žiūrėt, ant tavo mamą eina. O graži merga. O tu čia į tėvą atsigyveni. Daug dažniau mūsų pasimatymus sugadina maži kasdieniai įpročiai. Todėl šiandien aš jums pristatysiu 5 pasimatymų žudikus. Lietuviai galvoja, aš esu koks esu ir jeigu kažkam aš nepatinku, tai eikit jūs visi. Ne visai. Kai eini į pirmą pasimatymą, apsimetinėti nereikia, bet visada gyvenime, milijonas visada, reikia save stengtis parodyti iš geresnės pusės. Tai reiškia, kad gali tekti šiek tiek pakoreguoti savo elgesį ir įpročius. Leisk man pabūti atviram su tavim. Tavo draugai, kai kuriuos tavo elgesio modelius arba poelgius toleruoja, nes yra tavo draugai. Bet žmogui, kuriam tu nori patikti ir kuriam nori padaryti įspūdį, kai kurie tavo elgesio modeliai, švelniai tariant, gali kelti abejonių. Pirma klaida. Nefotkink maisto. Uopa. Štai mano vakarienė. Maistas yra tam, kad jį valgytum ir jo mėgautumėsi. Jeigu tu jį fotkini ir keli Instagramą, tai rodo kelis dalykus, kad tu neturi fantazijos ir kad tu tuščias žmogus. Antras dalykas, kurio nederėtų daryti. Selfiai užknisa. Jeigu darai daug selfių ir netgi su žmonėms, su kuriais susitinki pirmą kartą arba vieną iš pirmųjų kartų, tai rodo, kad turi psichologinių problemų. Aš tau turiu vieną patarimą. Kai eini į pasimatymą, kad ir kelintas jisai būtų, telefoną į kišenių ir jo nerušini iki pat pasimatymo pabaigos. Trečias suklydimas. Neprimesk bagoto. Aš rekomenduoju apsirengti tiesiog švariai ir tvarkingai. Nebūtina rengtis puošniai ir tikrai nereikia užsidėti visų žinomų prekės ženklų ant savęs, kad nustebintum kitą žmogų. Nes tai irgi rodo šiokį tokį, Klaida numeris 4. Lietuviai turi tokį posakį, tyla gera byla, bet tai nėra tiesa ir ypač per pasimatymus. Jeigu tu per pasimatymą tylėsi, tu iš tiesų parodai 2 dalykus. Vienas yra tai, kad tu jautiesi, kad tu esi tam žmogui neįdomus. Antras tai, kad kitas žmogus yra tau neįdomus ir tada jisai parinsis. Geriausia prieš pasimatymą būti pasiruošus bent kelis klausimus, dar geriau 14, kuriuos užduosi žmogui apie jį, nes kuo tu daugiau apie jį klausinėsi, tuo jam atrodys, kad jisai yra tau įdomus. 5 apsirikims. Kai susipažįsti su žmogumi ir tau labai patinka, niekada neskubėk jo iš karto užfriendint Facebook'e, Instagram'e, Snapchat'e, LinkedIn'e ar Flirtas LT. Nes tiesiog atrodo kaip psichopatas ir persekiotojas. Taigi čia buvo 5 tavo įpročiai, kurie dažniausiai sugadina pasimatymus. Ir čia yra didesni pasimatymų žudikai negu nesveikingas alkoholio vartojimas, marškinėliai su kokiais nors įžeidžiančiais užrašais. Arba, žiūrėk, aš čia už valandėlės atsilaisvinti turėčiau. Gerai, paimsiu vyno, braškių. Davim žuvę, davim. Žiūrėk, mums čia visai neblogai sekasi. Ką tu galvoji, jeigu nuvarytumėm pas mane pusvalandukui? Taigi nedarykit taip, vaikščiokit tik į gerus pasimatymus. Ate. Hei! Štai ir vėl mes čia ir šiandien turim nerealią temą. Mariui labai patinka ji ir jinai yra kokia? Apie